Sveiki. O šiandieną mes kalbėsime apie tokias bendrasias žmogiškas vertybes, pamatinės vertybės kaip žmogaus garbę ir kaip kai kurie žmonės elgiasi ir kokias pasekmes kiti patiria. Egle, papasakok, su kuo susiduria tavo klientai? Būna tikrai labai daug atvejų, kada ateina žmogus bankrutuoti ir matosi, kad jis turi ir kitų solidarių kreditorių. Na, tie, kurie kartu skolinosi pinigus arba laiduotojais buvo ir tiesiog paklausus, kodėl jie ne kartu bankrutuoja, tai tiesiog, santykiai nutrūko, jau nebebendraujam, nieko nebežinau, kažkur kažkas, tiesiog nebesinori to žmogaus matyti. Betgi istorija yra tokia, kad tie žmonės, kurie yra palikti jau ten kažkaip patys kapanotis, tai vėlgi pasitikėjo tuo žmogumi ir dėjo už jį parašą ir skolinasi pinigus ir vėliau gaunasi taip, kad jie lieka su savo problemomis patys ir tikrai dauguma žmonių nelabai nori tokių savo bendraskolių, sakykim, gelbėti. Ir jie tiesiog toliau sau gyvena, susitvarko savo bankrotą ir apie tos kitus skolininkus pamiršta. Tai kažin kaip tai veikia jų pačių psichologinę savijautą ir kaip iš tiesų pačiam gyventi su ta tokia mintim, kad kitam žmogui galbūt sugadina ir gyvenimą, ir finansinę istoriją. Tai man čia girdisi tokia užslėpta ir giliai užrakinta kalte, su kuria kai kurie žmonės iš tiesų ilgą laiką ir gyvena. Ir tikėtina, kad ta kaltė, kuri juos iš vidaus iš tikrųjų graužia ir apie tai primena sau, nes akivaizdu, kad tu savo tam tikrais veiksmais vienaip ar kitaip nulėmei kito žmogaus gyvenimą, kito likimą. Reiškia, tu esi paveikus, šiuo atveju girdžiu labai neigiamą ir dramatiškai, kito žmogaus likimui. Tai ta kaltė, jinai laikui bėgant tikrai niekur nepranyksta. Bet žmogus yra tokia asmenybė, kur iš tikrųjų viską, ką mes esam padarę, niekur nedingsta. Iš mūsų atminties klodų tai niekaip kaip neišsitrina. Ir tas žmogus, kuris gyvena su tokia užslėpta kalte, iš tikrųjų gyvena, kančios pilną gyvenimą. Ir tai atsiliepia jo tiek asmeninėme gyvenime, tiek profesinėme gyvenime, nes turbūt yra nedrąsu eiti ir atvirai žiūrėti į pasaulį atmerktom, plačiom akim, nes turbūt bijai, kad susidursi su savo kalte vieno ar kito žmogaus pavidalo. Taip. Ir aišku, toli labai ieškoti nereikia, nebūtina tokio tikrai dramatiškų įvykių kaip bankrotas, tai užtenka ir to, kad žmogus pasiskolino pinigus, galbūt net neketindamas grąžinti, ir jis yra skolori ir nebando, sakykim, su tais žmonėm, fiziniais žmonėm, iš kurių skolinosi pinigus, susisiekti, jiem kažkiek dalinai grąžinti, ir tos skolos yra tarsi, nustumamas kažkur į šoną ir čia, kad ir mažesnės tos skolos, tačiau vis dėlto sudėtinga tikriausiai pačiam žmogui turėtų būti kažkaip galvoti, kad jis kažką nuvylė, apgavo. Nes be finansinių skolų yra ir emocinės, moralinės skolos, kurių mes tikrai per gyvenimą eidami galim pridaryti ir tai niekaip mums nesuteiks džiugesio arba laimės gyvenime, o mums tikrai vilksis kaip didžiulė našta. Tai mes savo klientams labai labai pritarėm, kad eiti į akistatą su sunkumais, jeigu tikrai gyvenime esam kažkam tiek finansiškai ar moraliai skolingi, stoti akistatą patiems su savimi ir sutvarkyti šitus reikalus. Ir su tai žmonėm galiausiai kiek įmanoma atsiskaityti, kad tiesiog neliktų tos skriaudos, kad jinai kažkur jūsų gyvenime neatsikartotų ir neatsirastų vėl papildomų kažkokių problemų, apie kurias net nebūtume pagalvoję. Savo gyvenimą gyvenkim garbingai.